O pavyzdžiui, jeigu klube su žiūronai žiūrėtum, ar irgi matytume, kas yra po. Viską kiaurai. Viskas. Tai čia verta imti. Pala, dar nieko nematau, bet nuo šūdo šviežumo priklauso. Aš niekada negalvojau, kad aš būsiu medžiotojas. Va, sėdėsiu. Taip atrodo vienaragiai, tauragiai. Kas ten, išlysk? Okupavo. Nufilmuok, Andriukai, koks vabalas ryškus. Pamečiau. Sveiki visi, mes Hik Mikro komanda šiandien vykstame pas Roką ir iškelsime iššūkį Rokui, patikrinsime, kaip Rokas orientuojasi savo medžioklės plotuose ir kaip ras išėjimą iš miško, nuvežus jį į jam nežinomą vietą. Ką, mes jau visai netoli Roko, Rokas turbūt intensyviai dirba, ruošiasi varžybom. Spėju, reikės Rokui numaut akinius. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis orientuotis savose plotuose. Nu, Rokelį, laikykis dabar. O jau dabar jau reikės eiti kažkur. Bus siurprizas tau. Nežinau, čia mane paims. Nuimt visus atributus nuo tavęs dėjo. Kol kas nieko tau nepasakojam. Nu, davai. Pavažiuosim biškį Rokai. Gerai, būtinai. Čia kur esame? Dar tiesiai dabar slengstis. Kur su galva, čia nesitrenkti. Viskas, ruoškis. Važiuojam. Varom žvejot. Žvejot dar nenusiteikė, bet galiu išduoti, kad važiuojam į mišką. Mišką. Su jumis tikrai neatostogų važiuojam. Nu ką, atvykome. Lipam iš mašinos. Kaip prisigėręs, eilu. Eina, tai giluma. Nori sušokti su manimi, ne? Gal vakarė. Tai ką, atvykom į užduoties tašką pradžios. Apsuksiu, kad dar nebūtų lengviau. Per lengva. 3 kartus. Ar 4, ar 5, ar 6. Jau nebeskaičiuosim, bet per daug nebus. Ir dabar gali nusimti. Pagaliau. Įsivaizduoji, kur esi? Pala, dar nieko nematau, bet... Tuoj, aš turiu atsigerti Red Bulliuką man, galvosim tikrai išėjau. Energijos tikrai reikės. Duosiu aš tau užduoties įrankį. O. Jo tikrai prireiks. Habrok žiūronai multispektriniai. Su jais ką su jais galim nuveikti ir ką galim matyti? Ir dieną ir naktį tai yra multispektriniai žiūronai, vieni geriausių rinkoje. Galbūt ne pagal vartotojus ir geriausi. Tai turim aukštos raiškos labai termovizorinį kanalą, turim skaitmeninį. Su juo gali matyti dieną spalvotą vaizdą, naktį nespalvotą, su infraredo pagalba galima atlikti ir selekciją, atsirinkti medžiojimus ar nemedžiojimus žvėris. Lygiai taip pat aptikimui yra skirtas termovizorinis kanalas, su kuriuo greitai ir aiškiai aptiksi objektą ar tai žvėrį. Užduotis yra paprasta, turim visokiausių keliukų, tau reikia pasirinkti teisingą kelią, nemest kelią dėl takelio ir rasti savo medžiojimo vietą, bokštelį, kurį tu puikiai žinai. O kaip mes rasim tą kelią ir kelio iki geros vietos, tai čia mes turėsim. Čia jau turbūt šią minutę žiūronai nelabai padės, bet reikia tavo patirties, išmonės ir susiorientavimo savose plotuose. Pabandom čia eiti. Bandom. Va, šūdeliai. Toli nenubėgam. Koks čia žvėriukas galėtų būti? Stirniukas, jaučiu. Patinas ar patelė? Nuo šūdo šviežumo priklauso. Oras geras, aš senai grįžau iš Portugalijos varžybų, tai... Oras ne per daug pasikeitęs turbūt. Gerai, nes jau smagu vaikščioti, nes tai prieš kelias dienas tai čia pas jūsų snigo dar. Nu, mes nes taip senai buvom ir... Nu, kas čia? Čia turbūt, kad šernas bus pasidarbavęs, miško paklotę, sujaukęs. Va, žiūrėk, irgi dovanėlė palikta. Dovanėlių, pėdsakas. O tai kažkas čia vabaliukas, va žiūrėk, nufilmuok, Andriukai, koks vabalas ryškus. Bet kartais būna, kad, pavyzdžiui, grybautojai išvaro, nežino, kartais yra, kur žmonės tikrai pasiklysta. Taip, ir čia labai neretas atvejis, ypač vyresnio amžiaus, tai Saulė turbūt yra geriausias pagalbininkas, kuris niekada neišsikrauna ir nereikia ryšio. Turi suprasti dažnai, kur rytai, kur vakarai, kur pietvakariai, bet prieš tai geriausia, aišku, turėti kompasiuką ir viskas. Mano senelis medžiotojas, tėtis ir brolis. Bet aš niekada negalvojau, kad aš būsiu medžiotojas. Tėvukas kartais
nenorėdamas aš varyti, nes mane Taip. kviesdavo varyti žvėris į variminę, žinai. O reikia kelti 7 ryto, aš ten, žinai, noriu pamiegoti savaitgalį. Tai kartais teko ir per prievartą eiti, bet po to tas kažkaip išsiugdė, kad ir pats nori, nes pasportuoju ir įdomu, visa ta medžiotojų, kaip pasakyti, bendruomenė, visi kartu susitinka, tai ir bajeriukai, ir visokie, žinai, dalykai, kur tikrai tu pamiršti apie savo visus rūpesčius. Tai ir kažkaip tai palaipsniu ir tapau tuo medžiotojai, žinai, tai ten pirmi tie šautuvo laikymas, taisyklingai, atsakomybė, vis tiek tas toks adrenalinas labai yra, žinai. Dalis žmonių susidarė įspūdį, kad medžioklė tai yra tiesiog medžiojimas žvėries, ta prasme, bet tai kur kas daugiau turbūt nei medžioklė, tu man tai patvirtinsi ir kaip tau atrodo, kaip tu įsivaizduoji, kaip tu matai tą medžioklę. Medžiotojas turbūt jisai yra susiliejęs su gamta, jam patinka būti miške, dalyvauti, matyti, kas darosi gamtoje, stebėti gyvūnus. Mes darom gerą darbą, tautai, gamtai, nes jeigu tu daug, kaip pasakyti, populiacijos mes, kaip pasakyti, neprikontroliuosi ir, kaip sakyti, niekas nieko nedarytų, tai manau, kad daugiau avarijų būtų, daug visko gyvenime atsitiktų, nes vasarą ypač labai, kai vakare važiuoji, tai stirnos, tai elniai. Man asmeniškai buvimas gamtoje, praleidimas, aišku, yra ir adrenalino, bet ir labai didelė atsakomybė. Aš irgi tą medžioklę iš tikrųjų labai sutinku su tavim, su tavo mintim. Tai yra gamtos saugojimas, tas medžiotojas jis visiškai yra susiliejęs su gamta. Gamta be medžiotojo irgi turbūt pabėgtų visą ekosistemą, ta prasme, tikrai taip. Mes galbūt nieks neįvertina to didelio darbo, kokį padarom, šerdami tos žvėrius, jos prižiūrėdami, atlikdami tikrą teisingą selekciją. Daug, reiškia, yra nematomų tų medžiotojų darbų. Kaip tavo pats požiūris apie tą technologijas, integravimą technologijų į medžioklę? Bendrai man, kaip mes patys bendradarbiauti pradėjom, tai nes mes savo komandą žiūrėjom, su kuo bendradarbiauti, kas man patinka, kokį hobis, ir atsirado Hikmikro. Ir naujos technologijos, visi tie įrenginiai yra pagelbėjimas, kaip pasakyti, medžiotojui sumedžioti taisyklingą žvėrį. Ir gali įvertinti, gali mažiau klaidų padaryti. Anksčiau medžiotojai, tai, kaip pasakyti, šauni ir sužeidi tą žvėrį, o dabar su tom technologijom tikrai tu žinai, ar pataikai, ar nepataikai. Ir tos technologijos tikrai padeda, bet tos technologijos ne vien ir medžiokliai skirtos yra, ir stebėjimai. Tai technologijos tai nėra daiktas sukurtai vien tik tai medžioklai. Kaip sakai, reiškia, kariuomenė lygiai taip pat naudoja gamtos stebėtojai, ornitologai, ta prasme, paukščiams stebėt, kadangi ypač šis renginys, ta prasme, turi skaitmeninį ir termovizorinį kanalą. Ir mes dabar praktiškai matau, kad priekyje bus laukas, daėjom lauką, tai galėsim išsitestuoti. Nuo kokio atstumo jau tolimiausiai galėt pažinti, kas ten yra? Bendrai aptikimas termovizorinio kanalo apibrėžimas, reiškia, būtent šių iki 3 km 200 metrų. Tai šito yra skaitmena, termovizorius ir naktinis, ar ne? Taip, viskas tolimatis atstumai pasimatuoti. Tai čia ryte 3-1, atsigeri, tai čia pasižiūri viską 3-1 matai. Tai iš esmės tu gali pasimatuoti, kaip pavyzdys, koks šito lauko yra atstumas, ilgis, ta prasme, tai yra lazerinio tolimačio mygtukas. Spustelijus iškart tolimatis parodys tau tašką atstumą iki taško, į kurį tu nušausi. Ir pabandyk išmatuoti viso šito didelio lauko ilgį, iki gale esančių medžių. Spėju, kad turėtų būti palei kokie 700 metrų turbūt. Gaudais atstumais. 680. Kelią atidirbta. Kažką matau, žinok. Bet šiaip iš tikrųjų tą paspaudžiau, matau bendrą vaizdą ir viršų matau priartintą. Tai tu per ilgai, jeigu ilgiau palaikai, tau įsijungia dvigubas vaizdas. Tai reiškia, tu vienam ekrane matai ir termovizorinį vaizdą, ir skaitmeninį vaizdą. Tai kas irgi gerai, nes su termovizoriu daug lengviau identifikuoti, o su skaitmena jau tu įvertini.
Nežinau, Kurioj čia? pažiūrėk, Kurioj čia vietoj tenais, kur yra. Kur tie beržai? Jo. Su skaitmena gerai matos, pasakyk, ką matai. Matuoju. Ten turėtų ragas. Nežinau, ar gal ten šaka kažkokia. Nu, kad taip galvočiau. Nu, bet jo, panašu. O čia elniai šiaip bendrai lankosi Jo, šitam, jo. šitos laukose. Čia tas mūsų laukas geriausias yra. Nu, Tai reiks žiūrėti, logiška būtų, kad tai būtų ragas. Kiekvienas renginys gali ir filmuoti, ir fotografuoti. Lygiai taip pat galima peržiūrėti visą medžiagą, kuri yra nufilmuota ar nufotografuota pačiame renginyje. Tai kas patogu. O pavyzdžiui, jeigu klube su žiūronai žiūrėtum, ar irgi matytume, kas yra po. Viską kiaurai matai. Viskas. Viską. Tai čia verta imti. Gali Tu gali peržiūrėti jau tą įrašą Jo, čia iškart žiūronuose. pačios žiūronus. A. Kaip pavyzdys, tai reiškia, Tai važiuoji. tau nereikia per telefoną. Nieko nereikia jungtis, iškart viską matai vietoj, dideliam ekrane. Bet ir automatiškai ir telefone viskas yra. Taip, irgi. taip, taip, taip. Nu va, atėjom, Nu. ir radom. Panašu, kad neklydom. Neklydom, radom ragą. O druskas jau nebėra, išlaižė viską, bet paliko Dažniausiai ragą. čia būna ir antras ragas. Antras Kažkur aplinkui. O, žiūrėk, dar ne taip senai numestus dar. Žolėtas. žulėtas. Nu, ir kaip tu galvoji, kiek čia metų. Jaunas, jis jaunas yra. Va, įsidėsiu. Taip atrodo vienaragiai. Tauragiai. Kas sako, kad ne, vienaragiai neegzistuoja, tai egzistuoja. Jaunas čia gal 4 metai. Žiūrėsim, kaip tas tavo bokštelis iš vidaus atrodo. Ta vieta, kur... Nieko, masažinės kėdės. Kas dar? Baras, šaldytuvas. Ta vieta, Telikas. ta vieta, kur praleidai daugiausia laiko, turbūt. Antri namai. Biliardas. Kas ten, išlysk? Okupavo. Alio. Galva, prašom, išlysk raganosi. Tai atnešėm, kad nebūtum raganosios, dar antrą ragą tavo. O kas ten? O kas ten? Pamečiau. Kiek duodi metų? 4. O, praktiškai tiek pat, kiek mes sakėm. Mes 5 į minusą. Daugiau yra? Daugiau yra. Mes čia baliavojat, va? Baliavojat Aš vakar? baliavoju. Pasakyčiau, buvo nesudėtinga. Nu, taip. Bet aš, pavyzdžiui, vakar buvau, stirnų nužiūrėjau, bet aš turėjau tik, paprastus žiūronus, tai žinai, prisartini, ta ranka vis tiek dreba kažkiek, žinai, kad ir negeri, nieko, žinai, bet vis tiek kažkodėl dreba, o čia, žinai, prisartini, iš karto gali pamatyti. Tai Habrok Pro, tai va, tai naktinis, skaitmeninis, nu viskas, žodžiu, 3 viename. Na ką čia turim, visa mūsų komanda paruošė įrenginius, kur galėsim turbūt kiekvieną atskirai trumpai papasakosiu, nes aš tikrai visko technologiškai nežinau, bet matyti tikrai galiu. Jo, ištestuosim, reiškia, detaliau ir labiau naktį turbūt, tų vaizdų įkelsim tikrai nemažai, stengsime iš kuo daugiau tų renginių prifilmuoti, padarytų tų nuotraukų, visokių video ir taip toliau. Tai bendrai žvelgiant, ta prasme, ką mes čia turim, tai 4 skirtingas serijas iš viso, reiškia, jų tikrai yra daug. Čia visko turbūt nesuvešim, bet kas aktualiausia... Pagrindiniai. Jo, kas aktualiausia šią dienai, tai yra Habrok serija, kurią jau pasitestavai, radai ragą, puikiai pasisekė, reiškia, tų vaizdų tikrai yra. Tai, aišku, yra ir naujas modelis su daug paprastesnių valdymų. Stabilizatoriai abiejose kanaluose. Fokusas su vienu pirštu, reiškia, abiejų kanalų, nebereikia dviejų kanalų atskirai fokusuoti. Toliau, ką mes turim, tai turim priedėlių seriją, montuojami ant optikos. Tai visi priedėliai gali būti dviejopos paskirties, gali būti naudojami ir kaip monokuliarai. Stebėjimai. Gali pasižiūrėti. Reiškia, sukasi okuliaras, kuris pritraukia ekraną ir tas vaizdas yra daug detalesnis ir aiškiau matomas. Šiai dienai labiau populiarėjantys žiedai yra moduliniai, kuomet nereikia per sriegį sukti visą laiką žiedo. Ypač patogu, jeigu kelios optikos yra, mes sudedam žiedus ant skirtingų optikų ir su greita jungtim mes užfiksuojam priedėlį. Jau netaip senai, čia mėnesio bėgi, atsirado balistika. Balistika tai reiškia, kai suvedi savo kulkos duomenys ir atsiranda kryžiukas, kur daryti šūvį. Tai išskirtinumas nuo visų kitų gamintojų, kad nepasikeičia ekrano pozicija, o atsiranda taškelis rekomendacinis, kur atlikti tą taiklų šūvį, reiškia, ant numatuoto atstumo. Toliau, reiškia, naujieji šiais metais irgi pasirodė termovizoriai. Ekonominės klasės, bet tikrai labai aukštos raiškos.
Tai išskirtinumas yra vienas, šis dar, kurio netgi neturime sandėly, tai pavyko vieną tau šiandien gauti ir atvežti, parodyti, tai labai kompaktiško dydžio termovizorius jau su tolimačiu. Ir didžiausia žvaigždė šiai dienai Alpexas. pasakyk mikro, tai jo, jau pačiam turbūt gerai žinomas Alpexas, pats ir bandęs ta prasme, ir tau jį paliksim ir testuotis, užsidėsi turbūt ir pats ant šautuvo, tai yra Alpex Pro modelis, atnaujintas, visiškai nuo seno buvusio, anas labai pasisekęs, tai turime ir tiek naują tolimatį, tiek naują korpusą, 300 gramų lengvesnis, tiek artinimą jau kaip tradicinės optikos, kad nebūtų kažkokio šoko pereinant ant skaitmeninės. Rankinėlė labai patogi, ta prasme nereikia kažkur ieškoti toli. Lygiai taip pat fokusas yra pasikeitęs nuo gale buvusio iki dabar jau šone, tai nereikia kažkur irgi siekti. Ekranas didesnis, raiška 12 megapikselių, tai šią dieną aukščiausia raiška, kas yra skaitmeninėse taikikliuose, tai 12 megapikselių. Tai ypač aukštos raiškos, ką tu rekomenduotum tam pradedančiajam medžiotojui, nuo ko jam pradėti, ką jam pasirinkti. Tai vienareikšmiškai reikėtų, aišku, žiūronus pasižiūrėti, aišku, priklauso nuo kiekvieno, kaip pasakyti, piniginės. Bet kokiu atveju reikalingi dieniniai žiūronai, atlikti apžvalgą dienos metu, tai jūs tai turit žiūronuose. Žiūronai, kad ir pigiausi, iš esmės, jie yra lygiai tokios pačios funkcijos, ta prasme, kaip ir tie brangiausi, skaitmeninis kanalas, principas tas pats, termovizorinis kanalas, tai tau nuo kaklo grubiai atkrenta 3 daiktai, tau nereikia nešiotis tolimačio, išmatuot atstumo, tu jau jį turi integruotą, atkrenta dieninių žiūronų klausimas, faktas, kad galbūt nepakeis visiškai tų optinio kanalo, jo, bet iš dalies, ta prasme, didžiąją dalį, ta prasme, pakeis, tau vėlgi daiktas yra integruotas, plus yra termovizorius aptikimui ir nakties metu medžioklės. Tai vienas daiktas ir 4 galimybės, tiek naktinis matymas, tiek dieninis, tiek termovizorinis, tiek tolimatis. Gera kaina. Ką mes šiandien kalbėjome, ką mes stebėjome ir ką mes šiandien matėme, tai su HIK Mikro, su pačia, kaip pasakyti, išmaniausia įranga. Ir šią įrangą galite rasti ir nusipirkti Lietuvoje. Viskas labai paprastai, kolektyvas draugiškas, nueinate į VS sistemos ir viską jūs tenais randate, ką jums reikia medžiokliai ir gyvenimo būdui. Ir pabaigai, like, share, subscribe and goodbye.